Labubų yra baibokai, kurių nepardavinėja Lietuvoje. Ir pasirodo, kad juos galima lengvai pasigaminti ir pačiam. Kai gaminau Coraline, buvo labai sunku dirbti su moliu. Šiandien mes molį išsikepsim. Dabar mums reikia pukuotos koinės. Koinės, bet pirštinės, bet labai pukuotos ir labai 10 eurų. Tikiuosi bus verta. Pasigrėbiau ir karštų klijų. Opa, akcija. Kaip pasisekė? Viską ir kaina atsijo tik tai 10 eurų. Aš vis dar nežinau, kas tas labubų. Labą dieną, mes esam namie ir viską turim, ko reikia. Tikiuosi. Jei kažką pamirštat, gal negrįšiu. Na, užteks ir vieno plastilino, bet jei ką pasiėmiau 2. Turiu ir 3 kažkur. Į nagą. Visur kliūna. Tai pačia mano problema, bet vis tiek skauda. O, kietas. Žiauriai. Dieve, kodėl? Pasigūglinsiu, kaip susoftinint šitą. Pasikaisiu vandens gal. Įdėjau šitą akmenį į šiltą vandenį. Na, tiesa, netiesiogiai. Airi, žinokit, veikia ir netgi labai. O jėtus, kaip fainiai. Asmeniškai labai patinka labubų su rožiniam akim. Būtent šitas. Man nėra gražiausia, bet per mažą padarysiu. Manau, gausis ne labubų, bet amongas. Gerai, sorry. Bandau padaryti akis, bet tos akis yra labai didelės ir jos pakankamai yra arti viena kitos. Aš nežinau maždaug kaip daryti čia. Šitoks prototipas. Net nesitikėjau, kad bus taip sunku. Turim jau vieną akį. Buvo sunkiau negu įsivaizdavau. Aš per didelės akis padariau. Man tai šiaip tiktų. Čia ne labubų, čia labaubas. Labai juokinga, prašau juokti. Visai normaliai. Turiu labubų antakius, kurie atrodo visai neblogai. Nubiški blogai, palauk. Ok, dabar tarpo tarp akių visai nėra. Smagu. Ne, iššok. Jūs juokauja. Dabar piešiam šypseną. Nu, tikiuosi bus gerai. Nesigauna veidas. Tai galbūt gausis akis ir pagal jas aš galėsiu padaryti veidą. Padarom rutuliuką ir jį pjaunam per pusę. Ne, turime veidą. Dabar tai reikia viską iškepti. Po to uždėsime šitą pirštinę. O pirmieji pamatys, kaip gavosi mano Instagrame knyguolė. Ar norite antros dalies?